vietą šio ženklo, priimk šventosios dvasios dovaną. Amen. Ramybė tau. Eleonora šio ženklo, priimk šventosios dvasios dovaną. Ramybė tau. Jonai, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Ramybė tau. Mykolai, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Ramybė tau. Juozapai, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Ramybė tau. Tadai, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Amen. Ramybė tau. Jonai, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Ramybė tau. Šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Ramybė tau. Juozapai, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Ramybė tau. Vyna, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Ramybė tau. Jonai, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Ramybė tau. Simonai, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Amen. Ramybė tau. Jonai, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Amen. Ramybė tau. Marija, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Ramybė tau. Danai, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Ramybė tau. Jonai, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Ramybė tau. Petrai, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Ramybė tau. Benediktai, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Amen. Ramybė tau. Juozai, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Ramybė tau. Juozai, šio ženklo priimk šventosios dvasios dovaną. Prašom, padėk mūsų tėvams, kad pavyzdžiu ir žodžiu mokytų savo vaikus tave mylėti ir tavęs klausyti. Prašom tavęs, viešpatie. Dieve tėve, siųsk mums šventosios dvasios malonę, kad noriai vykdytume tavo valią ir vieni kitiems padėtume išganymo kelyje. Prašom tavęs, viešpatie. Tegu visų krikščionių gyvenimas visuomet liudija Kristaus tiesą ir meilę. Prašom tavęs, viešpatie. Dieve, tu kiekvieną trauki prie savęs ir nutolusius skatini tavęs ieškoti. Padėk mums visuomet gyventi tavo malonėje ir niekuomet nuo tavęs nenutolti. Prašom tavęs, viešpatie. Viešpatie, siųsk šventosios dvasios dovanų, kad savo troškimais tau patiktume, o darbais ir kilniu gyvenimu tave garbintume per Kristų mūsų viešpatį. Viešpatie Jėzau Kristau, mes su dėkingumu artėjame prie tavo altoriaus ir atnešame kuklias savo dovanas. Tu, Jėzau, esi pasaulio šviesa, apšviečianti tamsiausius mūsų gyvenimo vingius. Atnešame degančias žvakes, tavo šviesos prisiminimo ženklą ir prašome, neleisk mums suklupti ties sunkumais, suteik vilties ir drąsos šviesti kitiems. Atnešame šventąjį raštą, kuris stiprina mūsų tikėjimą, pamoko,
suteikia gyvenimui prasmę ir džiaugsmą, atsako įvairiausius gyvenimo klausimus, padeda siekti šventumo. Tegul šie vaisiai išreiškia mūsų begalinį troškimą tave pažinti, Viešpatie, tavimi tikėti ir niekuomet nuo tavęs nenutolti. Duona ir vynas tai žmogaus rankų darbo vaisiai. Atnešame juos tau, Viešpatie, kaip auką, kad visus mūsų darbus ir rūpesčius laimintum, o mes savo darbais tave šlovintume. Dar prieš palaiminimą norisi padėkoti mūsų ekscelencijai Vilkaviškio vyskupui Rimantui Norvilai už suteiktą malonę, už suteiktą sutvirtinimo sakramentą, jog jūs, kurie priėmėte sutvirtinimo sakramentą, būtumėte sutvirtinti šventosios dvasios ir galėtumėte naudoti šventosios dvasios dovanomis. Nuo šiol jūsų darbai yra Dievo darbai ir ypatingai jūs galima dabar vadinti pilnateisiais ar gal suaugusiaisiais jau, įgavę visas teises ir pareigas ir aišku malonės iš bažnyčios. Taigi galima vadinti tikrai suaugusiais katalikais. Jau sutvirtinimo sakramentas užbaigė krikščioninimą, taigi iš tikrųjų aišku buvo nesklandumų, pamiršome atsakymus, bet tačiau malonė, aš tikiu, Dievas tikrai suteikė jums ir tikiu, kad jūs ją naudositės. Todėl noriu dar kartą dėkoti mūsų vyskupui Rimantui Norvilai, taip pat
lydintiniam vikarui, Gintautui, kuris nuolatos lydi vyskupą, tikrai pagelbsti, nes tai tikrai nėra lengva aplankyti visas vyskupijos parapijas. Taip pat, nors ilgai neužtruktų, tai vaikai nepamirškite, kad netrukus po palaiminimo jums bus įteikti pažymėjimai atminti sutvirtinimo sakramento dienai, taigi šiai galima skaityti šventai. Ir, aišku, dar yra parengęs vyskupas, tai tikrai. Ruošė sutvirtinamosius nėra lengvas darbas, tikrai žinokit, nėra lengvas darbas. Ačiū visiems, kurie čia šiandien dalyvavo, tiek choristams, sutvirtinimo tėvams, mamoms, kad palydėjote, nepamirškit, vis globokit tuos sutvirtintuosius ir ne kokiom dovanom, bet dvasiniam dovanom, malda, gerų žodžiu, galima padovanoti kokį šventą raštą, ar ką, jeigu jau kada proga bus, o taip svarbiau, kad būtų ta dvasinė pagalba ir tikėjimo dalykuose supratimo pagalba. Priimkite nuoširdžiai teikiamą palaiminimą. Viešpats. Ruošiasi Emilija Višniauskaitė. Ruošiasi Laura Staugaitytė. Jonas Kundrovas. Dovydas Švelnys. Raimundas Tumčius. Dovydas Ragunaitis. Gabrielė Urbanavičiūtė. Paulius Bosas. Augustas Žanieriukas. Erikas Robikaitis. Vytenis Jėzukevičius. Mykolas Antišius. Samanta Genskaitė. Estinas Gydys. Viktorija Bunikytė. Paulius Bunikis. Martynas Čediškevičius. Karolis Sukrus. Rūta Šimkutė. Lukas Mačiulaitis. Rugilė Jakavičiūtė. Sveikinam visus šeimų grupės Sudargiškių ir Slavikų parapijos sutvirtinamieji. Kartu te būna graži šventė jūsų namuose ir taip pat tiesiog sveikinu visus kartu, jau paspaudėm ranką sutvirtinamiesiems, sveikinu ir visus šeimų narius sutvirtintųjų, mamas, tėčius, močiutes, senelius, visus, kurie čia dalyvavote, brolių, seserų yra. Tai būna kartu jums ženklas ši šventė, kad ten, kur Dievo malonė veikia, ten šviesus nusiteikimas, ten gera, ten nesinori blogo žodžio sakyti. Dievo malonė mus tam Dievui šventoji dvasia paskatina.